Labadiena visiems svarbiems, pažįstamiems, darbštiems, žinomiems žmonėms čia susirinkusiems. Labai džiugu šitiek matyti ir manau, kad mes iš tiesų turėsim įdomią diskusiją, ne taip kaip katalikai susirinkę vienas kitą įtikinėja, kad Dievas yra. Aš jau matau, kad čia viskas krypstama į kalbėti apie tai, kokie svarbus ir mūsų žurnalai ir kokie jie turi būti kokybiški. Aš darysiu irgi lygiai tą patį, tik gal bus šiokia tokia provokacija. Mano pranešimo dalis bus apie socialinių humanitarinių mokslų žurnalus. Pirmininkas pažvelgs plačiau ir šiek tiek kitų kampų. Ką aš padariau ir į kokius klausimus stengiausi atsakyti ruošdama šį pranešimą. Na, pirmiausiai labai rūpėjo humanitarinių socialinių mokslų žurnalai, kiek jų yra ir kokių. Dėkoju šią konferenciją už kvietimą ir už paskatinimą tuo domėtis, nes matau, kad nebesustosiu po konferencijos ir tęsiu šitą darbą, nes tai iš tiesų yra labai įdomu. Ką aš atradau? Aš atradau kai kuriuos šaltinius, kuriais pasiremiau ir jų medžiagą remdamasi pabandysiu atsakyti šituos du klausimus. Tai pirmiausiai Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašų, po to Lietuvos mokslo akademijos ir mokslo tarybos remtais mokslo žurnalais, duomenų baze lituanistika, na ir atvirosios prieigos direktorija, kurioje taip pat paskelbti yra mūsų žurnalai. Pirmiausiai keli žodžiai apie tai, kiek jų yra. Tikslių skaičių nesakysiu, todėl kad jie nėra tikslus tie skaičiai. Bet maždaug yra per 70 humanitarinių ir 120 socialinių mokslų žurnalų iš daugiau nei 280. Taigi, kaip matot, mes dominuojame, kitaip turbūt ir negalėtų būti. Turiu pasakyti, kad šitas sąrašas, kurio rėmiausi, jūs kaip gerai žinote, sudarytas tarptautinių duomenų bazių aspektų ir tuo laiku, kada labai buvo svarbu jas registruotis. Taigi jis šiek tiek yra senstelėjęs, bet to žurnalai pateikti pagal abėcėlinę paieškos sistemą, žodžiu, reikėjo man peržiūrėti visus, išsitraukti, tą progą susipažinau ir su kitais. Bet to jis apima ne tik žurnalus, bet ir testinius leidinius, neperiodinius. Taigi iš esmės jis naujintinas, tikslintinas, nežinau kas, kada, kaip, už kokius pinigus, bet šitą turėtų daryti. O tuo tarpu tai yra vienintelis laisvai prieinamas informacijos šaltinis apie Lietuvos mokslo žurnalus. Ačiū tiems, kurie jį palaiko ir atnaujina. Toliau, jeigu pažiūrėtumėm, ką rėmė Lietuvos mokslo akademija, čia jūs matote sąrašą, 14 žurnalų sąrašą, kurie buvo remti iš struktūrinių fondų lėšų, socialinių ir humanitarinių. Tiesiog mačiau prasmę ir reikalą surinkti juos iš įvairių šaltinių, kad visi matytumėm ir žinotumėm, kiek ir kokių jų yra. Bet tai ne visi yra remti žurnalai, dar rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal nacionalinę lituanistikos plėtros programą, kuri šiemet jau baigėsi. Ir kaip mato, čia buvo remti kiek kiti, savaime suprantama, leidiniai, taip pat atrinkti pagal griežtus kriterijus, recenzuoti ekspertų, atsakė į daug įvairių klausimų ir įrodė visus geruosius savo bruožus. Jų buvo 17. Toliau. Labai pasitikiu duomenų baze lituanistika, kurioje, kaip žinote, į kurią patenkantis lituanistinių temų straipsniai yra papildomai recenzuojami 2 arba 3 ekspertų. Bet tam, kad mažintumėm recenzavimo apimtis ir pamatę, kad kai kurie žurnalai yra labai patikimi, todėl kad iš jų patenka straipsniai beveik visi, nusprendėme,
įvesti tam tikrą tokį kokybės lygį ir kokybės kriterijų ir pagal jį buvo atrinkti 33 mokslo žurnalai, kurie atitinka kokybės koeficientą ir būtent iš tų žurnalų tekstai į duomenų bazę patenka be ekspertų vertinimo. Na, ta žurnalų kokybės koeficientas, jeigu kam įdomu, yra lygus 0,9 arba yra aukštesnis, paprasčiau tariant, tai taip atsitinka tuo met, kai daugiau nei 90% žurnalo straipsnių po vertinimo yra atitikę duomenų bazės kokybę. Ir vienas mažas bet, tas kokybės koeficientas skaičiuojamas įvertinus bent 100 žurnalų straipsnius. Kitaip sakant, jeigu jų bus mažiau, tai ne todėl, kad jie bus nekokybiški, bet dėl štai šito principo jie gali ir nepatekti. Dar tai yra, sakykime, čia jūs matėte humanitarinių mokslų 14 tokių leidinių žurnalų ir socialinių mokslų yra 18, kurie taip pat patenka į štai šitą duomenų bazę. Ir paskutinis mano šaltinis tai buvo atvirosios prieigos žurnalų direktorija, kurioje labai neproporcingai yra prisistatę socialinių mokslų žurnalai. Jūs matote, čia jų gana daug. Ir humanitarinių mokslų, kurių yra tik 7. Taigi čia pirmoji tokia nedidelė provokacija, reikia humanitaram ten pateikti ir parodyti visiems savo turimus žurnalus, todėl kad tikrai mano kalbėjimo mintis pagrindinė bus, mes turime kuo didžiuotis. Ką aš toliau padariau? Aš toliau pabandžiau sudėti į vieną vietą štai tuos kelis šaltinius ir išrinkti tuos žurnalus, kurie patenka pagal 2 požymius – remti akademijos, tarybos ir lituanistikos duomenų bazės ekspertų. Atvirosios prieigos direktorijos šiuo atveju nepridėjau kaip tam tikro kokybės kriterijaus, todėl kad ten yra kiti požymiai. Ir štai gavau 9 žurnalų sąrašą. Jeigu atvirai pasakyčiau, man atrodo, kad maždaug tiek ir užtektų Lietuvai. Bet, kaip matėt, jų yra žymiai daugiau. Po to kalbėjausi su štai šių žurnalų redaktoriais, su profesorium Giedrium Subačium, Archyvum Lituanicum, vyriausiųjų redaktorium, su Gražine Daunoravičiene, Lietuvos muzikologija, su Egidijum Aleksandravičium, Darbų ir dienų redaktoriumi. Ir kalbėjomės ilgai, man čia niekaip nepavyks perduoti viso mūsų pokalbio turinio, bet klausimas buvo toks, ko reikia, kad žurnalai būtų geri? Kokie yra to gero žurnalo požymiai? Bet prieš atsakydama į šitą klausimą ir pasirėmusi jų mintimis, noriu pasiremti vienu dokumentu, kuriuo ir dabar bus remiamasi, nustatant periodinių mokslo leidinių atrankos tvarką. Aš čia jos aišku neperteikiu, aš tiesiog noriu pasakyti, kokius kelia reikalavimus ir kam ir kaip valdo, nes čia yra kokybės tam tikras valdymas, tai yra žurnalų lygio valdymas, nes jie bus finansuoti. Pirmiausiai tai yra leidėjams. Mokslo institucijų turi būti asociacijų Lietuvos mokslo akademijos. Taip teisingai, nes tam bendrajam žurnalų sąraše buvo labai įdomių, bet tokių, aš nežinau, jie tikrai labai moksliniai. Toliau tematikai. Štai čia norėčiau steptelt ir pasakyti, kad ten gana imperatyviai nurodoma, kad turėtų būti remiamasi klasifikacija 12 metais atnaujinta, bet labai nedaug, iš esmės 98 metais rengta, kuri buvo paremta 91 metais parengtų klasifikacijos sąrašų. Sričių, krypčių ir šakų. Tenai tarp dalykiškumo, tarp discipliniškumo jūs nerasite. O kaip pamatysite toliau, toks reikalavimas yra keliamas geram žurnalui. Manau, kad mums reikėtų labai permastyti, ar tikrai mes norime labai aiškiai prisirišti prie kažkokio dalyko, kuris šiuo metu nėra aktualus.
Toliau reikalavimai redakcinėms kolegijoms labai pagristi, turi būti ir institucinė įvairovė, ir balansas. Taip pat ir recenzentams, jie turi būti ir tarptautiški, atitikti aukščiausią lygį, turi būti vienas išorės ekspertas, taigi svarbu jų afiliacija. Reikalavimai reguliarumui ir apimčiai, kasmetinis, kas pusmetinis, ne mažesnis nei 20 lankų, leidinio formatui, santraukoms, kalbai, metrikai, tikslus pagrįsti reikalavimai, mokslo ir nemokslo, net nežinau kaip pavadinti, vadinamieji mokslo darbai pagrįsti tyrimais turėtų sudaryti 3/4 ir ne mažiau. Vadinasi, kita žurnalo dalis, reikia suprasti, paliekama recenzijom ar dar kažkam kitam apžvalgom. Na ir keliami reikalavimai viešinimui, kokia turi būti svetainė, kas joje turi būti, koks jos turinys ir galiausiai pačioje pabaigoje reikalavimai kokybei. Mokslinis lygis, originalumas, tarptautiškumas, išskyrus humanitarinių mokslų krypties. Viena vertus, galima pasakyti taip, suprantama, kita vertus, aš sakyčiau, nereikia štai šito apribojimo. Humanitarai, ypač lituanistai, turėtų būti tarptautiški ir kurti tarptautiškumą, būdami jo centru čia. Pažiūrėkite į Archivum Lituanicum, kiek vokiečiai dabar pradėjo spausdinti vokiečių kalba lituanistinių straipsnių. Mes turim tą daryti ir tą tarptautiškumą kurti čia ir dabar. Taip pat yra, kaip matot, reikalavimas tarpdalykiškumui ir čia lyg tam tikra atsiranda prieštara, reikšmingumas mokslo krypčiai ir kiti svarbus dalykai. Ką noriu pasakyti, šitie reikalavimai yra visiškai pagrįsti, būtini, tačiau nepakankami. Ir gero žurnalo savybės, jeigu žiūrėtumėm jas neformaliai, yra ne tik tokios, bet kitos ir žymiai svarbesnės. Geras žurnalas apčiuopia naujas sroves, inicijuoja temas ir manau, kad tam tikra prasme diktuoja mokslinių tyrimų darbotvarkę. Turėjau garbės dirbti su profesorium Leonu Gudaičiu ir mačiau, kaip jis planavo darbų ir dienų 30 tomų, kaip jisai suko po humanitarinę sritį, vis parinkdamas naujas numerio temas, provokuodamas, kviesdamas ir štai didžiuodamasis išėjo ir paliko 30 tomų, nes sakė, kas buvo Lietuvoje geriausia, atsirado ir tenai. Kitas labai svarbus dalykas, tai kad žurnalas, geras žurnalas, tikras žurnalas ir būrė bendruomenę, ugdo mokslininkus. Giedrius Subačius pasakė, kad yra gera tema prastai parašytų straipsnių, kuriuos autoriai taiso daugiau nei 10 kartų. O redakcinės kolegijos nariai žiūri ir tikrina ir dažnai net ir korektūras perskaito. Taigi jie dažnai labiau nei disertacijos vadovai ugdo mokslininkus. Be to, tokie žurnalai turi savo skaitytojus, ne tik autorius. Mūsų žurnalų bėda yra ta, kad mums reikia juose publikuotis. Reikia, publikuojamės. Kas juos skaito, kada, kaip, kokį jie po to daro poveikį. Visiškai neaišku. Na ir kiek žinau, tokie žurnalai, jie turi savo tikrus redaktorių susirinkimus, diskusijas, renginius. Vėlgi prisimenu pirmųjų redakcinių kolegijų susitikimus Užupį, kai žurnalas gimė geriant kavą ir vyną būtent tenai. Toliau, geras žurnalas apriepia visumą, nėra eklektiškas, nesivadovauja vien tik tuo principu, kas atsiųsta, tą recenzuojam ir spausdinam, bet aš kalbu apie humanitarinių mokslų žurnalus dabar. Ir labai dažnai tai išryškėja per tam tikrą monografinę dalį arba teminės skirtis, teminius numerius. Na ir suprantama, kad tokie žurnalai turi išliekamąją vertę. Archyvą. Aš įsivaizduoju, kad ir atnaujinama elektroninė archyva, nors iki šiol mes nekalbėjom apie tai, o kas atsitinka elektroninių žurnalų archyviniam numeriam, kad kiek laiko jie yra prieinami, kokiu formatu, kas ir kaip juos atnaujina. Na ir apskritai geras žurnalas yra senas žurnalas, bent jau humanitaram. Dar kelios paskutinės gero žurnalo savybės. Iš tiesų, manau, kad
net ir seni žurnalai palaiko naująją leidybos kultūrą, atvirąją prieigą. Turėtumėm pereiti ne tik prie straipsnių, bet ir prie duomenų publikavimo, todėl kad, sakykime, istoriniai lingvistikai, kai kuriem kitiem dalykam tai yra labai svarbu. Jie palaiko interaktyvumą, skaitytojų ir autorių dialogą, informacinių platformų saveikumą, naudoja pažangias elektroninės leidybos ir stebėsenos sistemas, kaip antai atvirųjų žurnalų sistema, kurią turi VDU ir kiti Lietuvos universitetai. Tai yra ta bendra platforma, kuri bendrina leidybos reikalus. Arba, sakykime, vienas iš naujausių vadybos žurnalų Vilniaus universiteto Organizations and Markets and Emerging Economies. Jie naudojasi Google Analytics ir jie mato savo skaitytojus, na bent jau svetainės lankytojus, iš kur, kokie ir ko jie ieško šitame žurnale. Taigi mano siūlymai labai trumpi ir daliniai. Ko reikėtų? Nacionaliniams mokslo žurnalams reikia nuolatinio dėmesio, galima sakyti net ir stebėsenos ir paramos. Ir ne tik finansinės. Apskritai turėtumėm apie juos dažnai kalbėti, lyginti. Jeigu yra geriausių knygų rinkimai, jeigu yra visokie kitokie dešimtukai, reitingai, kodėl to nepadarius žurnalams? Na ir manau, kad žurnalų kiekį ir kokybę turi lemti ne tik mokslo rezultatų pasiūla, bet ir mokslo vertinimas ir politika. Ir tol, kol lems mokslo vertinimą kiekybė, tol manau, kad tų žurnalų bus tiek daug ir ne visada pačių geriausių. Kitas dalykas, politika žurnalo atveju taip pat neturėtų tapti tam tikrų muštrų, pateikti redakcinių kolegijų protokolus ar susirašinėjimus recenzentų su autoriais, nes šitie dalykai yra falsifikuojami ir tai, kas gali būti falsifikuojama, tai ir yra falsifikuojama. Na ir paskutinis dalykas, savaime suprantama, jų lygis sietinas, bet visiškai netapatintinas su jų tarptautiškumu, net jeigu jie ir publikuojami anglų kalba, ne čia tarptautiškumo esmė, manau, kad bendravimas su užsienio kolegomis ir kalbėjimas tą pačią kalbą, rašymas tuo pačiu diskursu. Netapatintina su tarp instituciškumu, nors labai norėtųsi, kad būtų daugiau tokių tarp institucinių žurnalų kaip Archivum Lituanicum. Na ir savaime suprantama vien tik su tarp dalykiškumu, nes čia svarbu ir gylis, ne tik aprėptis ir plotis. Tai tiek norėjau. Ačiū.